Albertai, aš žinau, kad tu esi galerijos AL visoje Lietuvoje vadas ir kaip tu įsivaizduoji visos Lietuvos ateitį? Aš galvoju, kad reikėtų Lietuvą dalinti į 3 dalis. Į Žečpospolitą. Iš karto aš jums rodau tą vietą, galbūt taip, drūkščiai, čia eina taip, molėtai truputėlį būtų, eina Vilnius, Trakus paliekam taip, nu va čia, ir čia paliekam Brazauską. Taip, toliau yra mažoji, reiškia, Kauno laisvoji zona visa, gražiai, ir paskui ties Dubysa, taip, ties, dabar ieškau, taip, Ariogala, bet tai, va, ties Dubysa, paprasčiausiai, va, tai va, eina mažoji Lietuva, ir čia puikiausiai 3 zonos, kur gali gyventi. Brazauskas čia gyvena, čia Dzūkija su Suvalkija ir su Aukštaitija savo gyvenimą gyvena, o pavyzdžiui, mažoji Lietuva puikiausiai laikosi, turi Klaipėdoje universitetą, turi konservatoriją, turi laivininkystės, reiškia ten tuos, kur moko plaukioti, ir jūreivystės mokyklas, turi universitetą, turi savo uostą, turi savo puikiausią zoną, būtent Kuršių nerijos. Palanga lieka kaip kurortas, labai gražus. Klaipėdą neliečiame, tegu būna toks pramoninis centras, o Šventojoje liktai su Kaušpėdų kompanija gal mes sugalvosime padaryti naują sostinę mažosios Lietuvos. Nes Smetonos laikais labai gražiai buvo suprojektuota ten uostelis toksai, kur galima išvalyti farvaterį, ir puikiausiai yra molas per 2 kartus, per audras, 1 kartą prieš 20 metų, kitą kartą dabar vat prieš porą mėnesių, kur tiltas Palangos sulaužytas, kur ar atstatys ar nestatys, čia kiti klausimai. Jį galima padaryti puikiausią mažosios Lietuvos sostinę. Ir čia galėtų atplaukti viso pasaulio jachtos, gali švartuotis, nes labai gražus, reiškia, yra švartavimosi vietos, tik tai reikia farvateris tvarkyti. Ir dar yra uostelis, kur gali toje vietoje, žvejai, mažiukai laiviukai ten savo dalyvauti. Tai va, ir aš save skaitau, kad aš noriu kaip prezidentų skaityti mažosios Lietuvos, ne prezidentų, bet įsistatyti. Ir pasiūlyti, kad Brazauskas galėtų irgi, jeigu norėtų į šitą akciją sudalyvauti mažosios Lietuvos, sudalyvauti tuose rinkimuose. Albertai, sakyk, o kam reikia dalinti Lietuvą? Štai šios 3 regionus. Tam, kad yra Žečpospolita, yra jau atsiradusi Brazausko. Nerašysiu aš B. Ne. Nerašysim. Paprasčiausiai, kad jis man nepatiko niekad gyvenime. Jeigu jisai gyvenime yra pradirbęs komunistų partijoje, paskui LLL ten savo tuose, DP, toliau, reiškia, krikščionių dabar tapo, ir dar pasakė per televiziją, kad jisai yra puikus pagonis, tai aš jau paprašiau savo draugų, kad nupirktų automatą, kad jį nušautų. Iš Smetonos, jeigu jis atvažiuos dar kartą maudytis į Palangą, tai jisai bus jau nušautas, nes jis ten nesimaudė. Aš jau tą žinau. O tu nebijai, kad su tavim dabar susidoros? Labai gerai, aš džiaugiuosi. Nes aš sergu džiova ir labai norėčiau, kad mane nušautų Brazauskas. Nes man jisai yra stebuklingai gražus senelis, kuris turėtų savo auklėti anūkus ir savo žmoną.
Albertai, o kas bus su vidurio Lietuva, kur yra Kaunas, Panevėžys? O, čia laisvoji zona, čia yra dievė, čia laisva ekonominė. Čia taip, čia yra nuostabus dalykai, čia yra, Kaunas yra nepriklausomas miestas, gali paskui ten jie skirstytis, reiškia, Dzūkijai savo regionus, Aukštaitijai savo regionus, Suvalkijai savo regioną. Čia yra, nematau jokių problemų. Gerai, šnekant apie mažąją Lietuvą, kurios prezidentu tu norėtum būti. Aš nenorėčiau, aš paprasčiausiai įstatau savo kandidatūrą. Aišku, tu balotiruojas. Taip. Kaip tu įsivaizduoji mažosios Lietuvos ateitį? Apie uostą tu jau šnekėjai, apie armiją, apie sienų apsaugą, apie valstybinę kalbą. Valstybinė kalba bus lietuvių, o kas nori, tai tegu mokosi kitas kalbas. Jeigu nori važiuoti į Švediją, švediškai mokinkis. O kaip laivais, valtimis. O sienų nereikia. O kam tu sienas? Čia mes sienas padarysime tik tai tose vietose, kur yra surišta su laisvąja Lietuva, už tai, kad gali ateiti iš ta prasme, Brazausko kompaniją į mažąją Lietuvą. Tai mes čia va tuos kuoliukus iš Palangos, kur iškia tilto, kur yra dabar sugriauto, iškeliame ir sustatome ties Ariogalos, reiškia, būtent Dubysos vietoje, kurie čia va pravažiavimas, nu, kad medieną, reiškia, truputėlį, nu, tausoti ir tada ją sustatome ir pastatome muitininkus. Nes vis tiek muitininkai neturi ką daryti, vis tiek. Yeah. Tai va toje vietoje turėtų ir būti va čia va siena, pirmoji. Va. Čia ne dėl to, kad mes pykstame su Brazausku, bet paprasčiausiai, kad Brazauskas tegul savo jau sieną pasistatė tarp inteligencijos ir apgavystės, kur mus visus apgavo. Aš čia labai rimtai kalbu, bet čia reikia, aišku, juokauti, bet ką padaryti. Albertai, pasakyk dar vieną labai rimtai, o kaip tu žadi valdyti, jeigu tu taptum mažosios Lietuvos prezidentu, jeigu tau pavyktų vis dėlto šis projektas, kaip tu žadi valdyti šitą kraštą? Man atrodo, kad patys Žemaitijos gyventojai, jie patys save gali puikiausiai valdyti, tik tai reikalinga naujas parlamentas, prezidentas, reiškia, ar aš, ar kitas, ar kiti ten prezidentai, kurie galbūt taptų, ir Žemaitija labai tvarkingai tvarkosi. Aš galiu pasakyti, kad Kretingoje, va šitas toj vietoje, tai yra pati geriausia vieta, kur aš šiaip kalbu apie Tiškevičiaus rūmus, kur žmonės, ir pati Kretinga gražiai labai tvarkosi, kur sutvarkytas restoranas, ta prasme, aš čia nekalbu apie restoraninį lygį, bet yra oranžerėja, kur aš Europoje nesu matęs, niekur dar. Ir visiems siūlau ten važiuoti, čia yra milijonierių ir už 2-3 mėnesių Kretingoje Tiškevičiaus būtent oranžerėje, kur ten yra čiut ne 4 aukštų namas, ten važiuos jau už $. Pirks, sėdės, valgys skaniai, nes tai yra iš tikrųjų labai nuostabi vieta. Lietuvoje tokios nėra. Stikliai čia praradę bet kokį variantą. Albertai, sakyk, o Kuršių nerija, kaip su jie bus? Kuršių nerija bus vokiečių. Parduosit ar padovanosit? Ne. Su vokiečiais darysime sutartį ir Kaliningrado sritį arba Karaliaučiaus sritį reikėtų su ją mes kartu kalbėtis. O rusus reikėtų kuo greičiau iš ten išvaryti. Per kiek laiko galima būtų iškeldinti visus Karaliaučiaus gyventojus? Ta prasme, rusakalbius. Aš galiu juokauti ar rimtai kalbėti? Reiškia taip, norėčiau, kad rusai būtų pakinkyti vietoj arklių. Arkliai puikiausiai galėtų šertis, jie gyventų tvartuose visuose, kur ten tie arkliai gyveno, atvežti daug spirito statinių, jie puikiausiai galėtų ten gerti, kas numiršta, tai numiršta, kas yra gyvas, tai tada jį pakinkai ir jisai aria vietoj arklio žemę. O arklius išmaitinti
gerom trašom, gerais maisto, kas reikalinga arkliam, pašarais. Ir ta prasme, ir arkliai yra parduodami į Australiją, į Ameriką, į vakarų Vokietiją, o tie, reiškia, paskui yra nušaunami vietoje, nes nusibosta dirbti tai, kad nėra vietoje rusus sušaudome. Albertai, sakyk, ko jūs nenorėtumėt pardavinėti rusų? Pavyzdžiui, kad ir, reiškia, vidurio Lietuvai. Ne, tai reikia pabandyti. Ne, reikėtų pabandyti. Keletą parduoti. Tai reikėtų pabandyti. Reikia išbandyti būtent šitą metodą, o paskui mes jau galime ir jau juos pardavinėti, o kitus savo vietoje šaudyti, kurie nesugeba. Arba duoti gerti, kad būtų tokia demokratija, kad mes galime nešaudyti, o paprasčiausiai, kad jie patys ramiai numiršta. Tai kiekvienam duot po pistoletą ir tegul nusišaudo. Galbūt ir taip. Bet žinok, pistoletas irgi kainuoja. O tikrai, o galės pabėgti ir tave nušaus paskui. Tai, jo, tai ačiū. Dėkui. Tai ryp.